Tai laba diena visi gerbiami bėgikai, norintys pradėti bėgioti. Ir aš jau tikiuosi, kad jau bėgiojantys žmonės. Tai šiandien aš kaip ir buvau pažadėjęs, atsakysiu į 5 tokius topinius klausimus. Visų pirma, kalbant apie mitybą, tai yra labai svarbu vyras ar moteris jūs esate. Ir kalbant apie sveikus produktus, kurie padėtų lengviau numesti svorį, tai aš visą laiką akcentuočiau tokius kaip pavyzdžiui pieno baltymo turinčius produktus. Tai yra tarkim riebesnis jogurtas, nors aišku skamba visiškai galbūt neatitinkančiai realybės, bet riebesnis jogurtas jums suteiks didesnį sotumo jausmą. Ir to pasiekoje jūs dienos eigoje suvartosite mažiau kalorijų. Kitas toksai labai geras maistas tai būtų avižos. Avižos taip pat turi tirpiųjų skaidulų, vadinamų beta-glikonatais, kurios suteikia didesnį sotumo jausmą. Todėl iš tų specifinių sveikų produktų galite rinktis daugiau pieno baltymų turintį maistą ir pavyzdžiui avižas arba kitus priskaldytus grūdus. Na, iš esmės, maratoną bėgate 1., ar 2., ar 3. kartą. Aš visą laiką akcentuoju sveiką mitybą, ji turi būti visada. Tiek ruošiantis 1. kartui, tiek ruošiantis ir 2. savo kartui, kuris tikiuosi užbus. Gėdojantis Gaidyščią, tik vėlgi pragėdojo 2 kartus, kadangi tai yra 2. klausimas. Tai štai, kokia vis dėlto turėtų būti mityba? Akcentuokite kompleksinius angliavandenius. Akcentuojame kompleksinius angliavandenius. Bėgiko lėkštėje visada bent jau trečdalis turi būti lėkštėje daržovių, įvairių neskaldytų grūdų, ryžių, grikių ir panašiai, tų vadinamų kompleksinių angliavandenių. Tai būtent kompleksiniai angliavandeniai turėtų sudaryti didžiąją dalį jūsų mitybos raciono. Kokie tai angliavandeniai, aš ką tik pasakiau. Rudieji ryžiai, grikiai, neskaldytų grūdų makaronai, gali būti ir truputėlis bulvių. Beje, virta bulvė, tarkim 200 gramų bulvių, turi 50% vitamino C. Tai yra super jūsų atveju. Angliavandeniai, baltymai, šiek tiek baltymų gali būti, tai gali būti pieno baltymai, gali būti mėsos, žuvies baltymai, riešutai ir panašiai. Bet didžioji dalis jūsų mitybos vis tiek turės susidaryti iš kompleksinių angliavandenių. Iš tiesų reikėtų prisiminti, kad kartais norą valgyti saldžiai sąlygoja tam tikrų maisto medžiagų trūkumas. Pavyzdžiui, chromo, B grupės, cinko. Šių medžiagų trūkumas kartais moterims suteikia didesnį norą valgyti saldžiai. Tai pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai jūs galite padaryti savo kraujo tyrimą, tai visų efektyviausias rodiklis, kuris nustatys, ar tų medžiagų jums trūksta. Ir jeigu iš tiesų trūksta, pašalinę tą trūkumą jūs galite net ir nelabai jau pradėti mėgti savo klinišką šokoladą. Kitas dalykas, jeigu jį vartojate saikingai, patikėkit manim, nei Vilniaus, nei Kauno, nei kitų miestų ir Lietuvos apskritai maratonams jau tikrai nebus blogiau ruošiantis. Kas yra saikingai? O saikinga dozė tai yra 1-2 skiltelės, pavyzdžiui, ryte prie kavos. Tokiais būdais ne 1-2 skiltelės prie kavos ryte. Pabėgiojus reikia valgyti kažką lengvo, bet turbūt tas atsakymas nebus labai išsamus. Kas yra sunku ir kas yra lengva? Po bėgimo dažniausiai reikėtų rinktis vaisius, pavyzdžiui, porą bananų po bėgimo distancijos užsigeriant vandeniu, tai yra super atsigavimo meniu. O vėliau, praėjus valandą ir 2, jūs galite rinktis įprastą maistą, kurį valgėte ir prieš savo treniruotę, bet tik tai prieš 2-4 maždaug valandas. Jūs galite valgyti pilnavertį maistą, tai gali būti kepsnys, gali būti troškintos daržovės, garintos žuvis ir panašiai. Tai kažkokios labai didelės specifikos nėra. Tik prisiminkite, kad iškart po bėgimo neverta prisivalgyti sočiai. Jeigu jūs bėgiojate ne 6 valandą ryte, galite atsikelti, tarkim, bent 3 valandos iki bėgimo, jūs galite pilnai pavalgyti ir šilto maisto. Tai gali būti avižų košė praturtinta džiovintais vaisiais. Tai yra ne tik skanu, bet ir turi pakankamai daug vitaminų. Aišku, dabar lauke yra vasara, visur gėda gaidžiai, laksto įvairios voverės ir panašiai. Tai jūs tikrai galite rinktis ir uogas, jas galite įberti savo mėgstamą košę, užpildyti vandeniu ir tai bus pats geriausias pusrytis jums prieš bėgimą. Tik nuo jo suvartojimo turėtų praeiti bent 3-4 valandas. Sėkmės!